Beveik mėnesį Kauno pareigūnai, besiaiškinantys, kas ant pastatų sienų piešia dviejų besibučiuojančių vyrų siluetus, kol kas negali pateikti jokių rezultatų. Pasipiktinę kauniečiai ir miesto valdžios atstovai sako, kad tai homoseksualumo propagavimas, tačiau angelai sargai to patvirtinti dar negali. Ant Donelaičio bei Kaunakemio gatvėse esančių pastatų piešiniai, kuriuose pavaizduoti dviejų besibučiuojančių vyrų siluetai, atsirado tuo pat metu, gegužės pabaigoje. Tačiau pareigūnai jau mėnesį atliekantis tyrimą sako, dar neišsiaiškino, ar tai išties homoseksualumo propagavimas. Pagal gyventojų skundus pradėjus tyrimą kreiptas į žurnalistų etikos inspektorių, kuris netyrė tokių atvejų. Miesto savivaldybė dėl leidimo tapyti ant sienų ir paskutiniu metu vaiko teisių apsaugos tarnybą. Iš pradžių reikia nustatyti, ar tai yra kažkokie tai požymiai ar nėra. Jeigu bus, tada žiūrėsim, kaip toliau tyrimas pasisuks. Tyrimas dėl piešinių, kurį kauniečiai traktuoja kaip homoseksualumo propagavimą, pradėtas tik dėl viešo administravimo ir miesto tvarkymo taisyklių pažeidimo. Vėliau bus aiškinamasi, kokį poveikį tokia veikla daro vaikų psichologijai. Nors miesto valdžios atstovas įsitikinęs, kad tai baudžiamajame kodekse numatyta nusikalstama veika, žalojanti nepilnamečių psichiką. Aš pats asmeniškai neigiamai reaguoju, nes laikau homoseksualizmą amoralių reiškinių, prieštaraujančių žmogaus prigimčiai. Ir mes turime apsaugoti vaikus nuo tokios propagandos, nes vaikai čia vaikšto. Ir tai yra pažeidžiamos vaikų teisės. Pareigūnai dėl dviejų apsikabinusių ir besibučiuojančių vyrų piešinio atliekantis tyrimą, kuris truks dar ne vieną mėnesį, prašo kauniečių žinančių arba įtariančių asmenis, kurie užsima tokią veiklą, informuoti policiją. Nors pastabūs miestelėnai teigia, kad dviejų vyrų siluetu ir su pareigūno atvaizdu piešiniai ant pastatų sienų tai vieno ir to paties žmogaus braižas.